Tai sveiki visi, turbūt šiandien daug įžvalgų girdėjot nuo paties ryto ir turbūt tą rytą pradėjote dar ir Pauliaus Gritėno komentaru, kurį jis parašė apie žiniasklaidą ir skirti tarp žurnalistikos ir žiniasklaidos. Šiandien daug girdėjom turbūt ir apie galią žurnalistikos ir žiniasklaidos pasaulyje. Kalbėjom apie Ameriką, kurioje kalbama, arba bent jau Ainė Ramonaitė tokius duomenis pateikė, kad žiniasklaida prisidėjo prie visuomenės susiskaldimo. Tuo tarpu paskui girdėjom galimas prognozes, kad žurnalistai apskritai taps influenceriais ir kiekvienas žais už save savo komandoje. To pavyzdžių matome ir šiandien ant mūsų scenos turbūt. Tai ir pradėkim tą pokalbį apie galią ir pareigą nuo galios vis dėlto. Nes sunkus laikai, buvo pandemija, buvo migrantų antplūdis, dabar yra karas, jis tęsiasi, visuomenė be abejo tai reaguoja. Ir Monika, tu dar pernai parašiusi komentarą sakei, kad žurnalistika, žiniasklaida praranda savo kaip ketvirtosios valdžios vaidmenį. Ir tuo netgi iš dalies pasidžiaugiai. Ar tikrai čia yra kuo džiaugtis? Tai kad aš nesidžiaugiau, aš konstatavau faktą, aš kalbėjau apie tai, kad tai vyksta ir žurnalistams reikia tai pripažinti ir kuo greičiau jie tai suvoks, tuo geriau. Ir manau, kad tai sąlygojo daugybę įvairių priežasčių. Tai viena, tai aišku, kad pasikeitė žiniasklaidos vartojimo įpročiai, apskritai susiskaldžiusi fragmentuota visuomenė, socialinių tinklų įsigalėjimas ir taip toliau. Bet kita, manau, priežastis yra, ko gero, gal ir pačios žiniasklaidos laikysena. Tai aš labiau kalbėjau apie tai ir aš tikrai labiau kalbėjau apie tai, kad reikėtų atsigręžti į tos aukštesnius standartus, etiką, ką mes darome su ta galia. Pirmiausia, aišku, tai taikydama visuomeniniam transliuotojui, ne visai žiniasklaidai, nes jam galioja dar aukštesni standartai, tai aš kalbėjau apie tai. Aš manau, kad realiai žiniasklaida tebe turi didelę galią, bet nebe tokią, kokią turėjo anksčiau. Gal kita vertus ir gerai, nes mes atsimenam turbūt tuos laikus, kai redaktoriai girdavosi, kad laikraščių gali užmušti bet ką, ar ne, tai buvo pakvietimas arba dar labiau nepakvietimas, nekalbinimas, buvo kaip įrankis naudojamas. Dabar, Edmundai, tu sakai, kad įtaka ir galia, poveikis apskritai yra šalutinis poveikis to, ką tu darai, bet ne tikslas kažką nuversti. Bet ar tai nuoširdu iš tikrųjų? Nes mes kiekvienas žurnalistas turbūt norim, kad jeigu aš kažką parašiau, atskleidžiau, parodžiau kažkokią neteisybę, kad kas nors keistųsi. Tai kiek žinoma, čia to nuoširdumo? Ir dabar pastarasis atvejis, jau pats garsiausias, skaidrinam Andriaus Tapino. Man atrodo, tai aiškiai grąžina žiniasklaidą į tą ketvirtos, kontroliuojančios visas valdžias galios šakos vaidmenį ir žiniasklaida, gal jinai yra kitokiose formose, bet tas pats turinys, kuris randa rezonansą visuomeniai, kur paliečia kažkokius jautrias vietas ar silpnybės, atskleidžia ar kažkokias nedorybės, tai jis žinoma, kad turi turėti poveikį ir man atrodo, kad jis turi poveikį ir tie dalykai, kurie pastaruoju metu vyksta, kad ir sunkiai. Man atrodo, skaidrinam pats geriausias to pavyzdys, kaip žiniasklaida gali daryti didelį poveikį vis dar, nepaisant to, kokias jinai formas beturėtų. Tai čia truputėlį diskutuojant su to, ką pasakė Monika. Bet grįžtant prie to klausimo, kai manęs ten kažkelinioliktą kartą klausė vis to paties klausimo, kaip jūs vertinat. Aš tiesiog turiu kūrybiškai ieškoti atsakymų, ką man daryti su tuo titulu, kurio aš niekada gyvenime nesiekiau, niekam jisai nereikalingas, bet kiekvienais metais jis mane pasiveja, tas įtakingiausias žurnalisto titulas. Tai aš turiu kažkaip kūrybiškai suktis. Tai kartais aš pasakau vienaip, atsakau kitais atvejais kitaip. Liepa cituojat vieną iš mano atsakymų, bet realiai, jeigu kalbėt, tai tikroji priežastis yra žinomumas. Tiesiog, N+K žmonių Lietuvoje išgirdę pavardę žurnalistas, jiems vienas iš pirmųjų šauna į galvą Jakilaitis. Tai
Vat ir tiek. O kad tai nėra tikslas kažkoks titulas, tai aišku, kad jis nėra, bet žurnalistika savo esme, ji turi turėti vieną iš tikslų daryti tam tikrą poveikį. Akivaizdu. Tai tam ir yra keliami dalykai aikštėn, kad visuomenė sužinotų, tam yra užduodami kritiniai klausimai. Tai akivaizdu, vienas iš tikslų yra... Ir jau kyla rankos. Vienas iš tikslų yra keisti visuomenę, tam tikrą prasme skleidžiant, informuojant. Taip, tai Monika... Aš gal tik sureaguosiu, kai tu pasakėjai Liepa, kad džiaugiuosi, tai dabar sėdžiu ir galvoju, kad ne, aš visai žinokit nesidžiaugiu tuo, čia klaidingas gal gali būti įspūdis dėl to, kad man atrodo, kad žiniasklaida yra labai svarbu, kad tas informacijos šaltinis būtų patikimas. Ir kad gyventojai žmonės, jie gautų tą informaciją iš patikimo šaltinio. Tai yra svarbu, ne iš bet kokių YouTube kanalų, ne iš bet kokių ten Facebooko keistų grupių. Aš netaikau čia jokių būdų čia sėdintiems žmonėms. Tai yra, žurnalistai, kuriuos mes pažįstame, žinome, bet aš kalbu apie visokio plauko Facebooko grupės. Mes net prasuko pirmo rato, bet jau norisi diskutuoti. Aš noriu Skirmantą vis dėlto čia ir įtraukti, nes Skirmantai, tu sakai, kad aš tai ne žurnalistas. Aš tikrai ne žurnalistas, aš youtuberis, aš tinklaraštininkas, vadinkit mane kaip norit, tik ne žurnalistu, bet iš principo tai, ką tu darai, tai yra žurnalistika. Ar tu ir tai neigi? Aš sakau, visą laiką galite mane vadinti. Ar čia tik pareigų kratimasis, bet galios visai norėtųsi, nes, aiškiai net kartais pasakoma turbūt, kokios galios norėtų. Jo, mano gailė nuo to, ar aš būčiau žurnalistas ar ne, turbūt nepasikeistų. Aš visą laiką sakau, vadinkit mane kaip norit, bet aš nesu žurnalistas, kažkada šį darbą dirbau. Aš labai paprastai pasakysiu. Žurnalistas turi ne tik tai pareigas, etikos kodeksą ir taip toliau, bet jis turi ir teises. Tai tam teisėmis aš niekada gyvenime nesunaudojęs, neturiu jokių akreditacijų, negaunu iš registro centro duomenų ir taip toliau. Bet vienas yra labai svarbus dalykas, grįžtant prie esminės diskusijos. Mes kažkodėl diskutuojam, kas turi daugiau galios. Influenceriai, žurnalistai ir taip toliau. Aš pasakysiu, kad galios daugiau turi istorija. Jeigu aš dabar pašokčiau staiga ir sakyčiau, žiūrėkit, čia bomba, kažkur bėgam ir lėkčiau, kažkas instinktyviai bėgtų iš paskos, tiesiog nesvarbu, kas tai pasakė, ar patikimas, ar nepatikimas, ar tiesiog tu turi tokią informaciją. Bet Skirmantai, ką tik pasakyti, niekas neišbėgo paskui tave. Ne, tai aš turbūt ne tokią intonaciją, bet pati mintis, tai yra, tu gali vieną kartą pameluoti, tu gali vieną kartą, nežinau, padaryti klaidų, tu prarandi pasitikėjimą ir taip toliau. Tai dabar kas atsitinka? Paskutinis dalykas. Mes konkuruojam nebe formomis. Ar ne, kas yra televizija, kas yra portalas, kas yra socialinis tinklas, mes pradedam iš esmės konkuruoti turiniu, tai yra koks turinys labiau patraukia žmonės. Jiem nėra sudėtinga surinkti LRT LT, TV3 LT, Delfi LT, 15 min LT arba nueiti į YouTube. Dar paprasčiau atsidaryti Facebooką ir ieškoti tik ten, ar ne? Dar paprasčiau, bet ten sutikime, kad yra portalo turinio nemažai. Ir paskutinis dalykas, kai jie pamato turinį, kuris jiem yra aktualus, jie atsidaro. Ir čia raktas. Jie pradeda žiūrėti nebe į pavadinimus, o į veidus. Jeigu jam patinka Edmundas arba Monika, jie skaito, žiūri. Bet jeigu nepatinka, jie sako, šito tikrai ne. Man iš karto kyla klausimų, bet vis dėlto inspektoriai, traukim, vis tiek mūsų šitoj diskusijoje turės kažkas ir tokį išlyginti, ar ne, šitą diskusiją. Kaip jums atrodo, prižiūrite tą erdvę, viešąją erdvę, žurnalistus ir žiniasklaidą apskritai. Kokie įspūdžiai susidaro? Jūs vienodai dėmesio skiriate tai žiniasklaidai, tiems leidiniams, kurie laikosi visų taisyklių, kurie vadina save žiniasklaidą, neslepia nieko, ir tiem, kurie tiesiog skelbia naujieną, nes jaučiasi, kad šiandien bet kas gali būti žurnalistu. Aš parašysiu kažką, kaip Skirmantas sako, papasakosiu įdomią istoriją, užkabinsiu ir paskui mane eis. Aš norėčiau grįžti į diskusijos pradžią apie žiniasklaidos galių sumažėjimą. Aš manyčiau, kad tiesiog gal tradicinė žiniasklaidos vartotojų skaičius sumažėjo, nes socialiniai tinklai pervilėjo. Bet gal atrodysiu kaip balta varna, kaip patys žurnalistai sako, kad žiniasklaida Lietuvoje ketvirtoji valdžia. Ne, aš nesutinku. Žiniasklaida Lietuvoje tikrai nėra ketvirtoji valdžia. Mūsų nacionaliniai ypatumai yra tokie, kad žiniasklaida turi begalines galias. Diktuoja politinę darbotvarkę, ją keičia. Iš tikrųjų, tas sarginio šuns vaidmuo Lietuvoje yra labai stiprus.
Neturim problemų praktiškai jūsų beklausant. Tikrai nesutinku su tuo, kad žiniasklaidos galios mažėja. O jau kai jau keliamės į detalės, į tradicinę, netradicinę žiniasklaidą, tai tradicinė žiniasklaidos skaitomumas traukiasi ir portalai pereina į socialinius tinklus ir vyksta ir kova dėl turinio, įstatymai ir visuomenės informavimo įstatymas ir nepilnamečių apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai galioja ir tradiciniai žiniasklaidai, ir socialinių paskyrų valdytojams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams. Tokia yra teismų praktika. Galbūt kažkas sako, kad kiekvienas gali būti žurnalistas. Ne, tai nėra tipinis, tai nėra tradicinis žurnalistas. Jis yra nišinis žurnalistas, nes jisai ima tam tikrą temų pjūvį. Ką mes pastebim, tai iš kontroliuojančios institucijos pozicijų, kad pažeidimai keliasi į socialinius tinklus. Ten ir aštriau, daug daugiau zoologijos sodo pavadinimų, daug mažiau etikos paisymo, daug daugiau noro netgi pažeisti įstatymą, o paskui jau ten jau žiūrėsim, aiškinsimės, bet jau šis jau žodis bus nukeliavęs. Tai, tokie esminiai skirtumai. Mūsų tradicinė žiniasklaida, profesionalų žurnalistai tikrai yra padarę didžiulę pažangą. Tikrai etikos prasme mes turime to didžiuotis, mes turime to džiaugtis. Edmundai, norėjot įsiterpti, o aš noriu ir paklausti tuo pačiu jūs. Štai pats pasakėte, įtakingiausias, dažnai dėl to reikia teisintis, ar ne, ieškoti kažkokių paaiškinimų, kodėl tai atsitiko. Tiesą sakant, Monika, dirbdama Delfi vyriausia redaktorė, sugalvojo šituos rinkimus. Tai čia bet aš noriu paklausti, kodėl jūs nepasukote iki šiol Skirmanto keliu, neatsidarėte YouTube kanalo, kodėl jums reikia televizijos, reikia komandos, kuri... Aš atsidaręs YouTube kanalą, tik jis yra butikinis. Aš ten darydavau laideles, kaip naudotis ginklu ir šaudyti ir taip toliau. O kada prasidėjo karas, galvojau, kad šaudyti pramogai yra tikrai ne laiku ir ne vietai. Tai tas kanalas tiesiog apmiręs. Bet grįžtant prie... Aš vis dar manau, kad galiu kurti konkurencingą turinį pagrindiniai žiniasklaidai, kaip turinio kūrėjas, kas bebūčiau, ar žurnalistas, ar prodiuseris. Gal net kaip prodiuseris galėčiau kurti kur kas didesnius dalykus. Bet problema, mano galva, nėra tai, kad kažkas ten numigruoja kažkur, ar žmonės pasitikė vienokiais ar kitokiais žmonės, mes juos bandom įstatyti kažkokius apibrėžimus ar pavadinimus. Savo esmę Skirmantas Malinauskas yra žurnalistas. Jo vartotojai į jį žiūri kaip žurnalistą. Ar jis save laiko viešojos informacijos rengėjų ten dėl kažkokių teisinių statusų, tai čia visai kiti dalykai. Bet ar tai neleidžia įsiplauti kitiems, kurie nesilaiko... Bet ką aš noriu pasakyti, aš tik prie pačios esmės norėčiau sugrįžti, kad problema iš tikrųjų nėra, ar mes esame abu žurnalistai, ar tik aš vienas, jis nėra. Esmė yra, kad mes turime labai segmentizuotą visuomenę, kur tas... atsiribojimas nuo kitų burbulų yra labai aiškiai išreikštas. Žmonės užsidaro tokiuose uždarose informacinėse bendruomenėse, iš esmės pradeda kažkuo aklai tikėti, kas man labai nepatinka. Mes artėjame vėl prie tos kumečių Lietuvos, kur mums pradeda trūkti kritinio mąstymo. Žmonės vėl pradeda kažkuo aklai tikėti. Aš nenoriu, kad nei vienas aklai manim tikėtų. Aš norėčiau, kad jisai žiūrėtų mane. Mačiau Vaidas Beniušis, Rytis Zemkauskas. Krūva žurnalistai, jie vartoja daugybę informacijos šaltinių, kritiškai visus vertina, nepasitikė nei vienu aklai, nereikia mums jokių pranašų, jokių visažinių. Naudokite mane kaip vieną iš daugybės savo naudojamų šaltinių, netikėkite aklai tuo, ką aš darau, ir tai bus ta visuomenė, kurios mes visi kaip žurnalistai siekiame. Tai man atrodo, ta burbulizacija mūsų visuomenės, čia yra didelė grėsmė, kad burbulas į burbulą ne tik at rankos ar kojos neįkelia, net nenori atsisukti. Va, kur yra esmė. Šiandien būtent to klausiau Ainės Ramonaitės, jis sakė, kad kol kas mes neturim dar tokių
tokių didelių problemų, vis dėlto tiek žurnalistų turbūt bendruomenė, tiek štai iš jūsų girdžiu, kad pojūtis toks yra, kad vis dėlto ta visuomenė fragmentuojasi. Monika, irgi tokia viena iš nuomonių, kad reikia įtraukti, ypač visuomeninis transliuotojas visiems, daugiausia kaltinimų turbūt LRT ir sulaukė, kad visų neišklauso, bet štai vakar, ar ne, turėjau diskusiją apie Žemaitaičio apkaltą, 41% balsavusių apklausoje mūsų, tiesiog, kurią skelbiam, sako, kad Žemaitaitis nepadarė nieko blogo, vienas dalykas, antras dalykas, daugybė skambinusių norėjo pasidalinti savo buitiniais eilėraštukais ir padainuoti dainelių eteryje. Kaip tada reikia kalbėti su šita visuomenės dalim, kuri vis dėlto pasirodo mūsų klauso, ar ne, ir mums skambina netgi pareikšti savo nuomonę, bet kaip ją išklausyti taip, kad mes nepažįstume etikos pirmiausia. Taip, ko gero, yra ir daugiau pavyzdžių ir iš tikrųjų viena vertus tas noras yra visoms pusėms būti išklausytoms ir taip pat ir per COVID ir kai buvo labai griežtos tos apsaugos priemonės, mes sulaukėme kaltinimų, kad LRT palaikė tą oficialią poziciją, kad kita pusė, kuri negalvoja, kad reikia tokių griežtų priemonių, tarsi nebuvo išklausyta. Tai taip, tada visada, kai tu pasikvieti tokio pobūdžio kalbėtoją, kaip mokytoja Astra, kuri atsimenu atidarė gerbiamo Edmundo produsuojamą Lietuva kalba sezoną prieš 2 metus ir po to aš tą dieną atsimenu kažkaip turėjau 4 renginius, tai jau ir ta prasme aiškinausi kiekvienam renginį, kodėl mes suteikėme eterį šiai moteriai kaip oficialiai mitingo organizatoriai, tai čia kaip pavyzdys, bet šiaip iš tikrųjų čia yra žurnalistų išradingumo klausimas, kaip jie tą įkontekstins informaciją, tuos pašnekovus, kaip jie atrinks, kaip jie galbūt netiesiogiai transliuos tam tikras kalbas, kaip jie suteiks tą informaciją, bet aš norėjau dar pareferuoti tai, apie ką Edmundas kalba, apie tai, kad mes neturime grįžti į kumečių Lietuvą, kur aklai visi kažkuo tiki. Tai man čia kalba apie tai, kad yra žiniasklaida klasikinė, su savo klasikiniais standartais ir klasikinė etika. Aš turiu omeny tą tokią, tikrai, ar ne, kur dvi pusės išklausytų, baziniai principai. Ir pamenu, pernai prieštaravau, man regis, šiek tiek jums tapinu, kai jūs kalbėjote apie tai, kad, jau čia pasaulis nuėjo tolyn, yra nuomonė žurnalistika, ne, tik iš paskos nespėja, nevelnio. Aš tai galvoju, kad tie standartai jie privalo išlikti. Ir taip galima skirti patikimą šaltinį nuo nepatikimą. Nes tikrai dabar labai didelė problema, aš manau, su to fragmentacija, jinai kuo toliau, tuo labiau aštrės. Ir ta vyresnė karta irgi pereina į Facebookus ir YouTube'us ir ten yra įsukama į keisčiausius įvairiausio plauko burbulus. Ir pavyzdžiui, diskusija apie paminklą Marcinkevičių, ar ne, ten galėjai pasiskaityti. Būtent tai yra tokia iliustracija fragmentuotų nuomonių. Ir mane tai, pavyzdžiui, šokiruoja, kai žmogus sako, komentuoja, reiškia nesutikdamas, komentuoja kažką priešingai ir tada autorius, ten Mykolas Katkus buvo, kuris parašė savo nuomonę, sako, jūs mano postą skaitėt? Ir tada moteris atsako, ne, neskaičiau. Ta prasme, kam, ar ne? Aš neskaičiau tavo postą, bet aš atėjau pareikšti nuomonę tiesiog. Tiesiog aš tikiu tuo, tai yra emocija. Tai mane tas iš tikrųjų, tai rodo, kad mes gyvename visiškai kitose aplinkybėse ir kartais, kai ir kalbi ir pati Liepa, dirbi su ir faktų tikrinimu, tai turbūt ir gerai žinai, kad tai dažnai neturi jokio poveikio. Tu dekonstruok nedekonstravęs. Kas yra baisu. Ta prasme, kalbant apie tą visą aplinką, kad tai nebepadės, nes tie žmonės, kurie yra įsitikinę, kad pavyzdžiui, kaip 70%, ką parodė, kad tau tyrimas Lietuvoje tiki, vienokiom ar kitokiom sąmokslo teorijom. 40% vienokiom ar kitokiom, 70% pavyzdžiui tuo, kad Lietuvoje egzistuoja, kad ten yra kažkas, kas tampo viską už virvučių ir kad žmonės ten valdžiai nerūpi. Pavyzdžiui, ar ne? Tokiais dalykais. Tai kai yra, tai tu dekonstruok nedekonstravęs, bet linko aš lenkiu, kad labai svarbu tokiu atveju ta stipri žiniasklaida, kad būtų tiek visuomeninis transliuotojas, tiek ta kita žiniasklaida, jinai irgi būtų stipri ir kokybiška, kad būtų toks bendras imunitetas tokiam dalykui. Aš tik pagalvojau, kad apie tampimą už virvučių ir kad valdžiai nerūpi žmonės. Bet juk taip ir yra. Skirmantai, kaip tu galvoji vis dėlto,
taps dauguma Lietuvos žurnalistų. Štai mes girdim, ar ne, ir vakar susikūrė dar viena YouTuberių komanda, redakcija, Laisvės televizija gyvuoja, bet lygiai taip pat gyvuoja ir tie, kurie nebūtinai laikosi visų žurnalistikos standartų ir juos žiūri gal net tiek labai mažiau žmonių, nes, na, šiandien irgi iš Ainės Ramonaitės tos pačios girdėjome, kad iš YouTuberių OpTV yra vieni iš populiariausių. Netiesa, aš populiaresnis, bet jeigu kalbėti Kol kas. apie pirmas dalykas, aš manau, kad tradicinė žiniasklaida, ypač televizijos, bendrai yra stipriausios. Čia net nėra ką lyginti. Taip, iš tikrųjų yra visokiausių sąmokslo teorijų socialiniuose tinkluose, bet tradicinė žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose yra labai stipri. Pažiūrėkit, kiek turite sekėjų ir panašiai. O trečias dalykas, vis dėlto aš grįžtu prie to paties. Štai iš tikrųjų su Birutė šiandien daug kalbėjom, atsidarė redakcija. Tai yra iš tikrųjų, kaip ir pavyzdžiui Šarūno Černiausko siena, klasikinė žurnalistų komanda. Dirbantys žurnalistai, kurie save pristato kaip žurnalistai ir kurie dirba pagal žurnalistinius principus. Tai yra būtent objektyvumas, nešališkumas, nuomonės skirtingos ir taip toliau. Tai yra žurnalisto etikos kodeksas. Problema, kad pavyzdžiui apžvalgininkai, vlogeriai, influenceriai ir panašiai, jie iš principo to negali laikytis, nes pavyzdžiui nuomonė, jinai negali būti objektyvi, tai yra oksimoronas. Tu negali, pavyzdžiui, kiekvieną kartą kažką kritikuodamas arba kalbėdamas būtinai susirasti antrąją nuomonę, tai nežinau, kalbė apie prezidentą arba rašai socialiniam tinklė, nesiųsi prezidentūrą komentaro. Ir mano čia požiūris yra paprastas. Kiekvienas iš jūsų šiandien gali būti vlogeriu arba influenceriu. Turi 2 žmonių auditoriją, jūs galite save vadinti vlogeriu influenceriu. Bet toli gražu ne kiekvienas gali būti žurnalistu. Tai žurnalistai turėtų būti labiau suinteresuoti tuo, kad būtų edukuojama visuomenė ir sakoma, žiūrėkit, žurnalistika tai yra MBA. Tam, kad tu ją pakliūtum, tu turi praeiti atranką, sudaryti kontraktą, sveikatą pasitikrinti. O pavyzdžiui, socialiniai tinklai yra kiemo lyga, kur tu gali išeiti, žaisti, net jeigu tave žiūri visas rajonas. Kodėl Lietuvoje vyksta atvirkščiai? Tai aš to norėjau paklausti, kad mes šiandien, jūs nekelkit rankų, nes aš žinau, kad visi tingi. Nors ne, pakelkit, nepatingėkit. Kiek iš jūsų nemano, pabrėžiu, nemano, kad Arūnas Orlauskas yra žurnalistas? Nu, aš tikiuosi, kad čia visi turėtų pakelt, nes kaip pavadinti jį žurnalistu, aš nežinau, kodėl mes sakom, kad tokie veikėjai, ar ne, nesvarbu, kokie tu turėtų auditoriją, arba, pavyzdžiui, yra tokie dalykai, OpTV, Kitaip TV, ten yra žodis TV, bet tai nieko bendro neturi su žurnalistika. Kodėl mes pritempiam iki žurnalistikos ir dar kažko? Mes turime aiškiai sakyti, hebra, tai yra socialiniai tinklai, tai yra koks nors Furmanavičius teistas, kuris, tai yra jo nuomonė ir jūs net nebandykite to lyginti su oficialia žiniasklaida. Bet dabar taip pat sakytų turbūt inspektorė kitą pusę, ar ne, jeigu čia sėdėtų, sakytų, čia sėdi tik mainstreamas, mūsų neįsileidžia, mūsų negirdi, dėl to mes dar garsiau rėksime ir išeisime prie Seimo su atitinkamom mintimis, ar ne, kartais. Kaip kontroliuoti, ar iš vis įmanoma kontroliuoti socialiniuose tinkluose reiškiamas nuomonės, tuos, kurie dedasi žurnalistais, bet mūsų įsitikinimu, etikos požiūriu, net tokiais nėra? Labai sudėtinga kontroliuoti, jo labiau, kad institucijos yra mažos ir tas kontrolės mechanizmas, jisai vyksta, labai paprastu keliu, gauni skundą, tada atlieki patikrinimą ir tolimesnės procedūros. Bet, žinokit, aš matyčiau ne tik Orlauskų ar Furmanavičių ar Astrų ir panašiai grėsmę socialiniuose tinkluose. Jeigu jie ten turi tą savo nedidelį skaitytojų ratą, ir didžioji dalis visuomenės turinti kritinį mąstymą net nelys žiūrėti į jų puslapį, bet problema yra technologijos, ką daro socialiniai tinklai, užsienio verslas, ne Lietuvos jurisdikcija, patys dedasi kovojantis su netikrom paskyrom ir botais. Iš tikrųjų, tai yra tik teorija. Ir netikros paskyros, kurios yra kuriamos technologijų pagalba, čia yra rimčiausia grėsmė. Įstatyminė bazė vėluoja, bet irgi skuba tą linkmę. Tai jeigu per rinkimus pajudės botai, tai iš tikrųjų mes ir išsirinksim vieną iš tų personažų, nes botai mums įrodys, kad tai yra personažai, kuriuos geriausia yra rinkti. Tai, čia gal kilo minčių tą temą. Aš sutinku labai dėl socialinių tinklų. Iš tiesų ir tą LRT neseniai patyrė savo kailių. Pavyzdžiui, mes gavome tą vadinamą taip shadow baną dėl to, kad mūsų paskyroje buvo išleista informacija apie ISIS. Nuotraukų buvo ISIS, tiesiog žinios, naujienos.
Ir, buvo užskaityta kaip terorizmo propagavimas ir reiškia, atkirsti srautai. Tai kol ir dar didžioji kita problema yra, kol tu juos pasiekia, jeigu neturi pažinčių arba neveiki ten per kokią didesnę organizaciją kaip IBU, Europos transliuotojų sąjunga, tai tu ten iki jų iš vis neprisikasi. Tai čia viena tema. Bet aš nesutinku su gerbiama inspektorė galbūt dėl to, kad reikėtų visiškai ignoruoti tokius kanalus, kaip paminėtus. Nenoriu čia net minėti, taip sakant, tų visų aptv ir taip toliau. Aš manau, kad tikrai, va čia ką ir sakė turbūt Edmundas, kad, nepamenu kažkuris iš prelegentų, kad žurnalistai turėtų vis tik tai ginti savo, kaip čia pasakyta, darbo barą. Ir manau, kad kanalai, kurie dergiasi žmonių, kurie platina dezinformaciją, kurie užsima iš vis neaišku, kokios informacijos skleidimu, į tai turi būti reaguojama, į tai turėtų sureaguoti tiek pilietinė visuomenė, tiek atsakingos institucijos. Todėl, kad kai iškyla kartais klausimai, tai kaip, kas čia, kodėl yra nereaguojama, tai tada visi trauko pečiais ir sako, bet jie neturi nei vieno etikos pažeidimo, nes niekas niekada nesiskundė. Aišku, kad nesiskundžia, nes tai yra antiek beviltiška ir ten yra tokia kloaka, kad tiesiog gaila laiko, bet kita vertus tai ir sudaro prielaidas toliau tarpti tokiems kanalams. Edmundai, ir reikia skūstis, ir kitas dalykas, yra nekviestinų žmonių, tarkim, dėmesio centre, šis sezonas prasidėjo nuo Igno Vėgėlės ir jau sulaukia kritikos tam tikros, kodėl nuo tokio pradėti čia, nes tam tikra visuomenės dalis, kuri gal net per gerai išsilavinusi ir per daug edukuota, ar ne, čia šiek tiek šaržuoju, bet jie lygiai tų pačių taisyklių, jie irgi norėtų cancelinti tam tikrus žmonės, ar ne? Kaip žiūri šitą problemą? Taip, sąrašų jokių nėra, jokių žmonių nėra. Aišku, kad galima kviesti visus, jeigu verta juos kviesti, jeigu jie tikrai gali kažką pasakyti ar kažkaip susiję su kažkuo, kas visuomenė yra svarbu. Tai aišku, kad nėra jokių dalykų, nebent žmonės piktybiškai veikia ten prieš valstybę ar ten dar kažką, tai čia jau atskira istorija. Bet tikrai tokių sąrašų nėra ir nemanau, kad šiais laikais kur nors žiniasklaida yra ir nemanau, kad jie gali būti iš principo, nebent aš kažko iš esmės nesuprantu. Bet problema iš tikrųjų, kurią mes keliam, gali atrodyti kaip kažkoks dalykas, lyg kažkas mums čia yra blogai. Ne, viskas yra gerai. Jeigu nori žmonės aštresnės nuomonės ir jie negauna tos aštresnės nuomonės klasikinėje žiniasklaidoje, kažkokio radikalesnio pasisakymo ar kažkokio, jie gali ją rasti toje nekonvencinėje žiniasklaidoje. Ji nebūtinai turi pažeidinėti įstatymus. Ji gali labai aštriai leisti savo pasisakyti, ko, nežinau, LRT, BNS ar Verslo žinios ar dar kažkas negalėtų savo leisti. Tai jeigu žmonės nori gauti tam tikrą produktą, Skirmanto Malinausko galų gale, kai kurios laidos, jo patys komentarai yra labai aštrus, ne vien pati informacija, bet pats pateikimas, kaip jisai tai interpretuoja, už tai jisai aštrina, net dirbtinai aštrina kartais dalykus ir tai dideliai visuomenės daliai patinka. Ir aš čia tiesą sakant, nematau jokios problemos. Aš taip nedarau, aš dirbu, sakykime taip, klasikiniais principais, ar ne? Bet jeigu visuomenė turi tam tikrą poreikį gauti kažkokį aštrų komentarą, kad pasakytų, kad tu ten toks ir anoks, nes todėl ir todėl. Epitetais galų gale, profesionali žurnalistika nenaudoja epitetų apskritai, mes nenaudojame epitetų, neapibūdinam žmonių, mes kalbam apie juos faktais, bet mes jų nevadinam kažkuo. Tai Skirmantui gali. Skirmantas gali tą daryti, bet Skirmantas yra vienas iš daugybės dalykų. Žiniasklaidos laisvė yra jos įvairovėje. Ir kuo daugiau įvairesnės jos turi būti, tuo ji yra laisvesnė. Nedarykime problemos ten, kur jos nėra. Yra aštri, yra mandagi, yra ta, kur gerai tikrina faktus, yra kur išvis netikrina. Ir jeigu nepažeidinėja įstatymų, ir jeigu mes turėsim kritiškai mąstančią visuomenę, nekumečių tautą, tai tikrai nebus problemos. Niekas jais netikės. Edmundas šiandien visiškas optimistas, bet Skirmantai šitoje vietoje aš kaip tik atsiminiau
tavo komentarą rašytą dar 15 minučių berods 2015 metais, kur tu smarkiai kritikavai Užkalnį, kuris būtent socialiniuose tinkluose tuo metu ypatingai reiškėsi, ypatingos leksikos imdamasis kiekvieną kartą vis stipriau. Ir tada man dabar jau iš šiandienos perspektyvos norisi tavęs paklausti, ar tu neini tuo pačiu keliu tam tikrą prasme, kadangi, na, sutikim, kad skirtingos temos sulaukia skirtingo kiekio žiūrovų. Ir tokiu atveju pareiga domėtis tam tikrą temą, nujaučiant, kad klikai nebūtinai tau atneš dar 30 patreonų, ar ne, arba rėmėjų kažkokių, iš kurių tu gyveni, verčia tave kuo griežčiau kalbėti ir imtis tik tam tikrų temų, kurios padarys poveikį, o ne tų, kurios yra tavo pareiga dėl to, kad tai yra įdomi istorija. Man labai dabar gerai, nes aš imuosi tik tų istorijų, kurios man yra įdomios. Kalbant apie Andrių Užkalnį, labai paprastas skirtumas. Ir tuo metu, aš atsimenu, kai apie tai rašiau, ten buvo konfliktas su Dargužaite, tuo metu Užkalnio, bet dabar turim tą pačią situaciją su Vidu Mašiuliu, ar ne, kur yra labai aiški riba, krepšinio pasaulyje, aš tikiuosi su vardu nesuklydau, yra labai aiški riba. Jeigu žiūrite mano epizodus, aš už kiekvieną savo epitetą pasakytą paskui atsakau teisme. Pavyzdžiui, mes aiškiname su vienu nusikaltėliu ir jis nusikaltėlis. Jeigu aš sakau, kad žmogus yra sukčius, mes aiškiname teisme, ar jis yra sukčius. Jeigu aš Uspaskichą pavadinau vienu iš riaušių finansuotojų ir jis mane padavė į teismą, aš turėjau paaiškinti, kokiais faktais remiantis, aš sakau, kad jisai mokėjo pinigus tiem žmonėm, kurie organizavo mitingą virtus riaušiam. Aš viską laimėjau, kol kas. Yra dabar spalio mėnesį paskutinis bus Vilniaus apygardos teismo sprendimas, kurio irgi laukiu ir atsakomybė yra 120 000. Tai aš kažkada sakiau, mano turtas kiek daugiau yra vertas, aš eičiau po tiltų gyventi, jeigu pralaimėčiau, aš tikiu, kad taip nebus. Tai čia klausimas, kad nėra atsakomybės. Dabar antras dalykas, žmonės neina tik tai paskui emociją. Andrius Užkalnis, beje, čia yra geras pavyzdys, nes jo sekimas mažėja dėl ko, jis irgi nėra žurnalistas, tai yra žmogus, kuris rašė ten apie Chicken Factories ir taip toliau, kur tu pradedi kartotis, negali būti savaime žaidimas turinys. Bet kai tu pasiemi istoriją ir žmogus mato, kad žurnalistas, ką jisai padarys, aš dirbau, mes kartu dirbom kiek vienoje redakcijoje. Tu esi kaip savotiškas sekretorius, paskambinai vienam, paskambinai kitam, sudėlioji nuomonės, net jeigu vienas meluoja, sudėtinga pasakyti, kad jis meluoja, pažeisi žurnalistinę etiką. Aš darau taip pat. Vat dabar išeis epizodas, 8 žmonės pakalbinti, šitas meluoja, jūs vienas kitam prieštaraujat, aš tai sudėlioju ir tai yra mano nuomonė, jie gali kreiptis į teismą, aš apsiginsiu. Bet tai yra skirtumas. Aš youtuberis, aš ne žurnalistas. Ne, aš sakysiu, mano formatas yra vlogeris, tai yra mano nuomonė, tada sakys, jūsų nuomonė paremta faktais, aš dėlioju faktus. Faktų nėra, jūs pralaimėjote. Jūs padarėte žingsnius, kad ten gautumėte kitos pusės komentarą. Štai kitos pusės komentaras. Jeigu parodai, kad nepadarei, man pakanka žinutę parašyti arba mailą parašyti, niekada neprisistatau kaip žurnalistas. Bet baigdamas, ta forma niekam pasidaro po truputį nebeįdomi. Vat, žmonės aplinkui, ar tu vlogeris ar ne vlogeris. Esminis dalykas, į ką mes einam, kad čia buvo toks pasakytas dalykas, pilietinė žurnalistika. Aš netikiu šito terminų pilietinė žurnalistika, bet kad mes tampame istorijų pasakotojais ir žmonės pradeda vis labiau žiūrėti. Žmonės gali būti taip, kas yra neįtikėtina. Kad man Liepos, Edmundo arba Monikos asmeninė nuomonė apie įvykį yra žymiai įdomesnis negu įvykis, negu faktas. Labai geras kampas, Skirmantai, ir čia Monikos norisi paklausti, kadangi LRT žurnalistams su savo asmeninė nuomonė į įvykius ir jos reiškimus socialiniuose tinkluose, asmeninėje erdvėje yra sunkumų ir tie sunkumai sukelia tam tikrą bangą, kuri paskui gali virsti ir galios žaidimais, ar ne? Kodėl vis dėlto taip yra, ypač jeigu pats žiūrovas, klausytojas renkasi žurnalistą kaip asmenybę ir paskui jį ateina į kanalą, o ne atvirkščiai? Nebūtinai visada taip. Tai yra dar klausimas, ar tas žmogus užsiaugino savo vardą televizijoje ir tada tapo influenceriu atvirkščiai. Na, čia nesigilinkime dabar, bet grįžtant prie jūsų klausimo, čia tikrai yra aštrus klausimas ir LRT kontekste ir aš suprantu, kad žurnalistams labai nemalonu, kaip čia pasakyti, būti gal tam tikrą prasme jaustis apribotiems, bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad visuomeninis transliuotojas, jau kaip minėjau, turi kelti savo aukščiausius standartus. Mes turime būti objektyvūs, tiek įstatymė, tiek mūsų etikos kodeks redakciniai politikai yra kalbama apie nešališkumą. Mes neturime suteikti nei menkiausios abejonės tuo dalyku, nei menkiausio preteksto niekam klijuoti mums kažkokios partinės televizijos ar žiniasklaidos etiketę.
Ir kalbant apie žurnalistų raišką socialiniuose tinkluose, mes darėme tyrimus ir mes matome, kad žmonės jų nuomonę socialiniuose tinkluose sieja su LRT. Jie tai supranta kaip LRT veidus. Ir čia jau yra klausimas ir problema. Ir iš tikrųjų su tose diskusijose yra taip pat ir BBC, ne tik LRT ir kiti visuomeniniai transliuotojai ir BBC, į kurį mes visi labai visada norime lygiuotis, tai kodeksas yra labai griežtas, kaip jūs visi žinote, jis tiesiog drakoniškas. Tiesiog jie dabar tiesa jį peržiūrinėja. Bet ten net minties nekyla niekam, ypač dirbant su aktualijomis, dokumentika ar naujienų žurnalistika, skleisti savo kažkokią vienokią ar kitokią nuomonę apie politinius procesus socialiniuose tinkluose. Tai kad nekiltų abejonės to paties žurnalisto šališkumu. Tai čia gal aš taip ir paaiškinsiu, čia tikrai mes čia šiuo atveju, privati žiniasklaida gali daryti, elgtis kaip tinkama. Mes norime atitikti aukščiausius standartus ir dėl to yra dabar tas toks, kaip čia pasakyti, jeigu galima taip sakyti, tam tikros praktikos formavimas, tam tikrų galbūt ribų savo patiems nusistatymas, diskusijos apie tai taip pat ir viduje. Mes, kaip ir žinai, darome tas diskusijas apie tai, kaip mums siekti to didesnio objektyvumo, nes visuomeninio transliuotojo ir žiniasklaidos bendrai, bet ypač mūsų pagrindinė valiuta yra pasitikėjimas. Žmonės mumis turi pasitikėti. Tai jeigu jie mato, kad žurnalistas reiškia, turi tam tikrus įsitikinimus ir juos labai aiškiai parodo, eteryje ar kur kitur, tai jau yra problema. Tai, Edmundai, ar sutiktumėt, kad geras toks kelias, ar nėra čia dvigubų standartų ir apskritai, kodėl ir pats, tarkim, ar ne, vaivorykštinių bebrų istorija, kuri nuskambėjo iš jūsų lūpų, nuskambėjo socialinėme tinkle, o nebuvo atiduota žurnalistui, kad ir kitam, jeigu vengiant kažkokių interesų konfliktų? Tai pradeda nuo atsakymo į tą bendrąjį klausimą. Dvigubų standartų, matant kai kurios precedentus, nenoriu komentuoti ar ten kažką kritikuoti LRT, galima įžvelgti, bet aš šitai žiūriu kaip į, ką Monika ir sakė, statybos procesą. Niekas neatsiranda lygioj vietoj tobulai. Tu turi tam tikrus pasisakymus socialiniuose tinkluose, kurie gali atrodyti vienaip ar kitaip. Tu pradedi įvedinėti tam tikrą standartą. Tas standartas vienur įsidėgia lėčiau, kitur įsidėgia greičiau. Jeigu mes kalbėsime apie ilgesnio laikotarpio perspektyvą, man atrodo, visą tai įsilygins. Dabar turim ten, vienaip atrodo ten, nežinau, vienos žurnalistės atvejais, kitaip atrodo kito žurnalisto atvejais, ar ne, nors savo esmė jie yra tokie patys. Bet aš šitai žiūriu kaip į procesą. Tai niekas nieko tobulai nedaro. O apie šitą vaivorykštinių bebrų istoriją, tai aš esu nuostabiai dėkingas likimui, kad jeigu nebūtų tai niekaip ta tema susijusi su manimi, aš net būčiau tame sraute nestaptelėjęs ir net nepasigilinęs, kas tai vyksta. Tik tai jau po to paaiškėjo, kad ten klasės susitikimas yra valstybės institucijose, klasiokės viceministrės, vaikystės draugės ten patarėjos, suorganizuotas toks klasės būrelis. Bet čia, tiesiog atsitiktinumas. Tai man atrodo, tiesiog atsitiktinumo sėkmė. O grįžtant prie socialinių tinklų, aš manau, kad aktualių žurnalistui laisvalaikiu reikšti nuomonę apie politinius procesus socialiniuose tinkluose nėra labai geras dalykas. Jeigu klausėt manęs atvirai, aš nemanau, kad aš norėčiau ir turėčiau klijuoti etiketes, ten ponė M vadinti Moniką ar ten dar kažkaip, kažkokius kitokius dalykus. Suprantate, apie ką aš kalbu, apie ponės Š ir visokius kitokius reikalus. Tai man atrodo, kad laisvalaikiu tai gal nebūtų pats tinkamiausias dalykas, mes gal save galime realizuoti profesinėje veikloje pakankamai gerai, bet ir nematyčiau, kad tai
būtų kažkaip tragiškai vertinama tų žmonių, kurie tai daro. Aš nenustatinėju taisyklių, aš esu viso labo vienas žmogus. Aš elgiuosi taip, kaip aš elgiuosi. Nori sureaguoti. Kitigi nustato taisyklės kitiems. Aš elgiuosi taip, kaip aš elgiuosi. Aš stengiuosi be reikalo savo nuomonės apie politinius dalykus Facebook'e nereikšti, nes jaučiu, kad tai gali man trukdyti normaliai atvirą širdim, atvirom rankom. Bet tą kartą buvo galima bendrauti. tada kreiptis į žiniasklaidą, turbūt daug pažįstamų turit ir būtų padarę viską patikrintai iš karto. Gal ir būtų padarę. Mes dar kiekvienas esame impulsyvūs individai, reaguojame dažnai emocijomis, ypač kai matome tam tikrą neteisingumą ir taip toliau. Tai kiekvienas iš mūsų, turbūt žurnalistais nesam vien dėl to, kad tai yra tiesiog amatas. Bet tai yra ir tam tikras, šauksmas. Kas čia norėjo, Monika? Taip, aš tikrai norėjau tokią techninę detalę paminėti, kuri yra draugė ir svarbi. Tai norėčiau dėti taip pat tam tikrą skirtį tarp LRT etikos kontrolierės, kuri yra savarankiška atskira pareigūnė, pavaldi, jinai yra atskaitinga tarybai. Ne man, ne administracijai, ji priima sprendimus ir ji turėtų juos paaiškinti visuomeniai, o kad buvo tas sprendimas dėl vienokių ar kitokių dalykų bandoma priklijuoti man ir paversti tai generalinio direktoriaus rinkimų dalimi, tai čia dar atskiras klausimas. Bet tikrai esame visi žurnalistai, tai būtų labai, būčiau dėkinga už tą tikslumą, už tą būtent tą skirtį. Ir kaip tikrai Edmundas minėjo, ta praktika formuojasi tiek ir etikos kontrolierės, tiek tas santykis taip, su ir LRT etikos kodeksu, ir jis bus tobulinamas, ir džiaugiuosi, kad LRT šiemet gavo tą Journalism Trust Initiative standartą, kas yra tarptautinis ISO standartas žiniasklaidai. Patikėkit, mes labai daug dirbam prie mūsų tiek dokumentų, tiek užtikrinimo įvairių procesų ir taip pat ir žurnalistų apsaugos. Ne tik reikalavome iš jų, bet ir teikiame jam tam tikrą apsaugą dėl savarankiškumo, dėl teisų ir taip toliau. Tai tikimės ne tik turėti, bet ir gyventi pagal tai. Šis atvejis, mano žiniomis, yra nukeliavęs iki teismo. Labai gaila, kad savireguliacijos lygmenį neįvyko tos statybos. Nes kai pasisakys teismas, jau jūs neturėsite kur trauktis. Taip. Tai man labai gaila, bet aš tikrai nemanau, kad teismai turėtų tokiais atvejais iš viso pasisakyti. Man tai keista, kad teismai priėmė nagrinėti savireguliacijos klausimą. Tas man irgi labai keista, man tai iš vis kaip kažkoks nonsensas, bet atvejis iš tikrųjų bus labai įdomus, o kad teismų sprendimų taip pat būna įdomių. Ir kas tada? Man kyla toks klausimas, bet aišku, kad išaiškinimas laukia. Skirmantai, kaip tu manai, va štai žurnalistas redakcijoje, didelėje redakcijoje viena vertus turi visą laiką su ko pasitarti, kita vertus turi labai daug taisyklių laikytis ir nebus taip, kad, gal paprasčiau taps tiesiog dirbti savo, tada tiesiai tau kiek uždirbi, tiek turi ir nieko nereikia klausyti. Jeigu kada nors gyvenime aš jau pasijutau žiauriai senas žmogus, man kas nors būtų redakcijai, Žinių radijo 15 minučių, kur aš dirbau, būtų pasakę, kad mes tau pritaikysim atsakomybę už tai, kad tu socialiniam tinkle parašysi, kad ministrė turi pasitraukti dėl to, kad jinai pasielgia absoliučiai kvailai, net jeigu tai yra visiškai nepagrysta, apie bet kurią ministrę, premjerą ir politiką. Tai aš greičiausiai padėčiau pats pareiškimą išeiti ir čia aš net nesivaizduoju, kaip tai gali būti. Tai pirmas dalykas, būsimiem žurnalistam pagalvokit, kiek jūs turėsite atsisakyti savo asmeninių pažiūrų reiškimo ir taip toliau, ir kaip jūs tampat pažeidžiami. Dėl dvigubų standartų visiškai sutinku, nes čia kilo klausimas, ar nėra taip, kad ponė tai ponė Širinskienė, o teisingumo ministrė yra ponė Dobrovolska. Ar čia nėra dvigubų standartų? Bet mano esminis momentas yra paprastas. Va čia yra skirtumas. Kodėl žmonės pradeda žiūrėti labiau influencerius arba vlogerius? Kiek, aš nežinau, aš neprašysiu rankų kelt, bet kiek iš čia sėdinčių žmonių galvoja, kad tu negali iš tikrųjų laisvalaikiu pakritikuoti ministrės. Aš galiu, visa tai yra mano nuomonė, epizoduose, socialiniuose tinkluose, ir tada jie pradeda galvoti, jeigu kažkur taisyklės yra per griežtos, varžtai per daug užsukti ir politikorektiškumo yra per daug, tai jau nebėra patikimumas, tai jau yra dalykai, kurie atstumia žmonės ir tiesiog su to reikia susitaikyti.
Bet lygiai taip pat, Skirmantai, organizacija turi teisę nusistatyti žaidimo taisyklės, nes organizacijų be žaidimo taisyklių nebūna. Ir jeigu organizacija nusistato žaidimo taisyklės, arba tu žaidi taip, kaip sako organizacijos taisyklės, arba žaidi kito organizacijos. Nu taip aš suprantu, ar ne? Ir jeigu dabar aš dirbčiau Tindirindi redakcijoje ir Tindirindi redakcija pasakytų, kad pas mus visi darbuotojai turi atvažiuoti būtinai su paspirtukais, tai arba tu nedirbi Tindirindi redakcijai, arba dirbi kažkur kitur. Aš tik vieną sakinį, čia ir yra, aš nelabai supratau komentarą dėl teismų, bet mes visi žaidžiame vienoj didelėje redakcijoje, kuri vadinasi Lietuva. Ir ten pagrindinė taisyklė yra konstitucija. Ir jeigu kažkas sugalvoja parašyti po įstatyminius aktus arba kažkokias taisyklės, kurios prieštarauja, pavyzdžiui, žodžio laisvės principui, konstitucija taikoma tiesiogiai, aš einu į teismą, nes tik tai jis vykdo teisingumą. Niekas kitas. O dar vienas dalykas, kai mes kalbam apie etiką, aš daug kartų kalbėjau, mes visi čia sėdintis etiką ir moralę suprantam skirtingai. Ir mes labai sudėtinga bus susišnekėti. Už tai, kai mes kalbam apie taisyklės, reikia labai gerai apgalvoti, kas yra tikrai būtina, kur jau yra marginalinė atvejai, kur turi įsikišti, o kas galbūt palikim tai kažkokiam savireguliacijos dalykam, tas būtų užmiršta greičiausiai, niekas net nesureaguotų. Bet tada vieno žmogaus redakcijai gal dar sunkiau kontroliuoti viską, nes, na, didelė redakcija, didelė organizacija, daug žmonių, daug sprendėjų, kurie, na, svarsto dalykus, ar ne, o tu sėdi vienas ir tau reikia vienam nuspręsti, etiška ar neetiška. Ir tai yra mano didžiausias panašumas, nes man nebereikia su nieko derintis, aš išeinu su savo pozicija, aš už ją pilnai atsakau. Taip, tai va čia yra du dalykai, labai trumpai. Jūsų yra žiniasklaidos, pavyzdžiui, LRT didžiulis pranašumas, tai yra žymiai aukštesnis informacijos patikimumo, patikrinamumo lygis. Panorama nebejotinai yra, na, oficiali informacija, kurių pranešamos žinios, bet jūs taip pat esate super suvaržyti tam tikrais dalykais, kuriuos... Ir tampam nuobodus, ar ne? Galbūt ir nuobodus, galbūt kai kurių temų nesirenkat, galbūt kai kurie dalykai yra pristatomi. Ir tada mūsų klausytojas, žiūrovas ir skaitytojas renkasi kitus, kurie aštresni. Labai tikėtina, kad pasižiūri abu ir jisai supranta, kad vienoje vietoje aš pamačiau oficialią informaciją, kurią aš tikrai galiu besąlygiškai tikėti, nes greičiausiai bus patikrinta arba su didelė tikimybė. Kitur aš pamačiau nuomonę, kurią irgi galiu pasitikėti arba ne. Ar nelaikas būtų grįžti prie senos idėjos? Ne tramdyti, ne užgniaužti, ne riboti. Bet ar nelaikas būtų deklaruoti žurnalistams savo politinės pažiūras? Taip pat, kaip buvo siūlymų, kad žiniasklaidos priemonės irgi deklaruotų tas savo politinės pažiūras, tam, kad visuomeniai būtų aiškiau. Galbūt ir kvaila mano mintis. Žodis politinės pažiūros, deklaravimas politinių pažiūrų yra absoliučiai beprasmis, nes politinės pažiūros ir tavo vertybiniai įsitikinimai dažniausiai neturi nieko bendro nei su kaire, nei su dešinė ir taip toliau. Čia mes įsiveltumėm į išvis politologinę diskusiją, kas yra. Taip, aš savo esme, tai esu liberalas, liberalių pažiūrų žmogus. Man netrukdo žmonės, kurie netrukdo, man patinka įvairovė ir daugelis kitų dalykų ir įvairovėje, man atrodo, yra mūsų vienybė, mūsų įvairovėje. Bet ar kokios čia dabar politinės pažiūros, atsiprašau? Ar aš būtinai turiu deklaruoti, kad aš balsavau už, nežinau, valstiečių žaliuosius ar dar ką nors? Tai kitą kartą gal balsuosiu už kažką kitą. Kaip gali žurnalistas deklaruoti, man atrodo, kad tai yra redakcija. Tai mes turime vakaruose praktikų, kur yra didelės rinkos, kur yra labai aišku, kur redakcijų neriboja net kažkokie ekonominiai argumentai. Ten New York Times'as rašo, Džonas Keris yra redakcijos nuomonė, pirmam puslapį rinkimų išvakarėse, Džonas Keris yra geresnis, būtų geresnis prezidentas už Bushą, jaunesnį. Nu, jie taip rašo, nes jie tai deklaruoja. Bet ir tai yra tik tai tuo konkrečiu atveju. Mes aišku suprantam, kad vienas ten Washington Post ir New York Times, kuo jie skiriasi ir taip toliau. Bet tokio deklaravimo, aš net nemanau, kad jis įmanomas būtų deklaruoti politinės pažiūras. Kas tai yra? Aš tą mintį pasakiau rinkimų kontekste, nes manau, kad iš tikrųjų pradės kleistis labai įdomus dalykai. Ir LRT sulig tuo turės dar daugiau darbo.
Nesireaguos turbūt Monika, aš norėčiau... Nelabai supratau. Taip, nes, na, turbūt visuomeniniam transliuotojui dar labiau neįmanoma būtų, na, čia kai kas turbūt gal ir norėtų, nežinau, kažkokių deklaravimų, bet tai turbūt vargiai įmanoma, nes vis dėlto dirbame visai visuomenį ir turim visiems atstovauti. Ir čia laikas klausytojų skambučiams. Jeigu jų turite, tai prašom skambinti, mūsų numeris, pakelti kitą ranką tiesiog. Nieks neturit klausimų? Iš mandagumo paklausti. Visi nori švęsti jau. Paleiskim žmonės. Mums jau laikas baigti, ar aš dar galiu po paskutinį šą? Baigiam. Gerai, pasakė, reiškia šventą. Ačiū Jums labai, dėkui už diskusiją. Monikai, Edmundui, Skirmantui ir Gražinai. Dėkui Jums labai.